Liberalūs pokalbiai. Bet ir lieka klausimas, kiek galiausiai liks pinigų tankams, oro gynybai, dronams, karių atlyginimams. Krašto apsaugos ministerijos biudžetas valdomas šiais metais, ar ne? Tai bent per pirmąjį pusmetį jis buvo įsisavintas tik 70%. Ta, ką skiriam daugiau dabar karo, tai tada daugiau gaunas negu 5%, negu 5 milijardų. Dabar pati Lietuva, spaudusi kitas valstybės, bandžiusi save pateikti kaip pavyzdį, realiai atsitraukia. Liberalūs pokalbiai. Sveiki. Tai jau 9 liberalių pokalbių epizodas. Aš Jonas Vitkauskas, su manimi studijoje profesorius Raimundas Lopata. Žiūrėkite ir klausykite mus kiekvieną ketvirtadienį nuo 19 valandos YouTube kanale ir kitose pokalbių platformose. Čia mes bandome ne tik suspėti paskui intensyviai vykstančius politinius įvykius, bet ir šiek tiek pažvelgti į ateitį. Šiandien bandysime suprasti istoriją, kuri gali atrodyti kaip visiškas chaosas. Lietuva skiria rekordinį gynybos biudžetą – beveik 5 milijardus eurų per metus, daugiausia per istoriją. Bet užuot džiaugiasi, mes turime skandalą. Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė susipyko su premjere Inga Ruginiene ir buvo atstatydinta. Priežastis ginčas dėl to, kad dalis pinigų skirtų gynybai nueis visai kitoms reikmėms. Kas čia vyksta? Kodėl tokios aistros? Ir kas ten su tais gynybos pinigais? Kaip atrodysim sąjungininkams? Padėti visą tai išsiaiškinti pakvietėme Deividą Šlekį, tarptautinių santykių ir politikos instituto docentą ir karybos studijų ekspertą. Taigi, kas čia vyksta? Na tai aš sakyčiau deja, bet kartu viskas man asmeniškai yra labai aišku, galim sakyti, ten kažkas mato ir Kremliaus ranką ir gali būti Kremliaus ranka, bet aš matau ir labai paprastą buitinę priežastį. Krašto apsaugos ministerija pagal biudžeto išklotinę, sakykime, kokios tos sumos, yra antra pagal dydį finansuojama eilutė, aukščiau tik yra socialinės rūpybos ir socialinės gerovės visas paketas, ne? Tai kol gynyba buvo pakankamai skurdi finansų, nelabai kam jinai rūpėjo. Nelabai kam rūpėjo politikoje, Raimundas turbūt galėtų paliudyti, kaip vis tiek stebintis politiką, ar labai stipriai politikai verždavosi į nacionalinio saugumo gynybos komitetą prieš kokį 20 metų, 15 metų, neprestižinis komitetas. Kokia nauda? Žemės ūkio, aplinkosaugos, sekimo, ten tai turbūt būdavo eilė norinčių. O dabar, sakykime, tokie pinigai ir mes matome deja ir tas biudžeto klausimas, kur netgi premjerė visgi neneigia ir nepaneigia, kad kariniam mobilumui bus skiriama daug daugiau lėšų. Ir kas svarbiausia, kad kariniam mobilumui, tai yra susiekimui, kas sakytume gerai, kelias geras, tiltas geras, kuria už karinė technika, tai bus finansuojama iš gynybos biudžeto lėšų, o ne iš susiekimo lėšų, kurios būtų tarsi plus prie gynybos. Ir man atrodo, mes turime kalbėti turbūt, gal terminologija yra svarbu, nes turim kalbėti, kad tas gynybos biudžetas yra skirtas kariavimui, o ne gynyba yra plačiau. Kamų biudžetas yra kariavimui. Deividai, galima vieną pertraukėlę, kad būtų dar aiškiau. Taip, žinoma. Mes pradėjom kalbėti apie biudžetą. Tai ką mes žinom, kas yra biudžetą? Tai mes žinom, kad yra eilutė 4,791 milijardo eurų, tai yra krašto apsaugos ministerijos eilutė, ir į tą eilutę yra įtraukiami 700 milijonų valstybės gynybos fondo pinigų. Ar ne? Tai dabar klausimas, kaip mes kalbam, kad tu pradėjai kalbėti apie karinį mobilumą, tai tas karinės mobilumas atsiduria to eilutė kamo, kurioje bus valstybės gynybos fondo pinigai. Taip? Teisingai suprantu? Taip. Ir iš tų 700 milijonų vyriausybė pati spręs, kiek skirti, sakykime, tiems savivaldybių lygmens išlaidoms. Ir va čia yra, nes anksčiau šito fondo lėšos buvo skiriamos, sakykime, tos pačios elementarios karinės infrastruktūros tvarkymui kaip kareivinės. Dabar, vėlgi, kitaip tariant, lėšų skiriama daug ir to nieks neneigia, bet pinigų karpimas ir skirstimas, tai ir lieka klausimas, kiek galiausiai liks pinigų tankams, oro gynybai, dronams, karių atlyginimams,
komendantūrų stiprinimui, Šaulių sąjungos stiprinimui, šauktinių pritraukimui. Kas įdomiausia, Deividai, tai mes žinom vienintelį tikslų skaičių, kam bus skirti. Iki šiol, man atrodo, politikai aiškinasi, ar prašys paaiškinimų, kaip bus naudojami pinigai. Kitaip tariant, vardinė eilutės, maždaug taip, pridėkim dar vokiečių brigadą ir taip toliau, tai iš tikrųjų paketas klausimų yra didelis. Bet žinom apie šaulius. Šauliams bus skirta 23 milijonų. Bet buvo, aš dar nespėjau lysti grinai visas eilutės biudžetinės, bet buvo pastebėjimas, kažkas komentavo, kad Šaulių sąjungai pakilim, gal Anušauskas komentavo, kad Šaulių sąjungai padintas biudžetas yra tiek, kiek buvo iš principo sutarta, bet kadangi biudžetas yra tarsi 3 metų projekcija, kitiems ateinantiems 27 metams realiai jokio prieaugio. Tai esmė, kad Šaulių sąjunga realiai gauna tai, kas jai buvo pažadėta dar nuo konservatorių biškai pratęsto socdemų. O toliau klausimas yra, bet kuriuo atveju Šaulių sąjungos biudžetas yra siek nemenkas, bet aš prie to vedu, kad tai tada gaunasi, kad ministrė, nesvarbu kokia jinai bebūtų, gal stipri asmenybė ir griežta asmenybė, čia jau aš nesiviliu vertinti Dovilės Šakalienės asmenybės, jinai iš principo atstovėjo už biudžetą ir jinai paaukojo savo politinę karjerą, ar bent jau pareigas, dėl politinės karjeros gal pristipriai pasakau, bet jau ėmimas pareigas, tam, kad finansai būtų didesni. Jinai šiandieną išeidama savo Facebooko puslapyje paviešino ir atsistatydinimo prašymo dokumentą ir biudžeto siūlytus projekcijas finansų ministerijos, tos, kokie jie buvo pradinis variantas vasaros ir tai, kas buvo siūlyta iki garsiojo praėjusios savaitės susitikimo. Ir jeigu žiūrėt dabar tas lenteles, tai premjerė tada meluoja. O ministrė jau buvusi yra teisi. Pinigai buvo siūlomi N kartų mažesni, negu buvo politiniai įsipareigojami per VGT, per įsigijimų politiką. Tai tada kurioje vietoje galai nesueina? Bet žiūrėkit, man dar tik paprastam žmogui įdomu, tai kurioje vietoje baigėsi tos krašto apsaugos išlaidos? Iš tiesų, kaip sakot, karo išlaidos, tai aš suprantu, tankas, kareivis, kareivinės dar, bet ten, aš nežinau, civilinė apsauga, pasienis, kiti dalykai. Gerai, aš dabar dėsiu kitą pavyzdį. Tasme, gynyba, kariavimas yra warfighting angliškai, yra kariuomenės reikalas, gynyba yra visų mūsų reikalas. Tai pavyzdžiui, jeigu mes dabar stiprinam pilietinį ugdymo mokyklas, tai ir pilietinio ugdymo pamokas, kur didinsim pamokų skaičių, mokytojai turės mokyti daugiau, vadinasi daugiau kontakto, yra priedas mokytojai prie atlyginimų. Kas moka tą atlyginimą? Gynybos biudžetas ar švietimo ministerija prisimeta prie gynybos reikmių iš savo eilutės? Jeigu mes dabar dėl šauktinių tarnybos nuo šių metų sausio tikrinam visus jaunuolius, kuriems yra 17 metų, kiekvienoje savivaldos ligoninėje poliklinikoje, papildomas darbo krūvis vietiniams gydytojams. Kas moka tą papildomą atlyginimą? Savivaldybė iš savo biudžeto ar kamas perveda savivaldybėms? Ir čia prasideda visas žaidimas, kad mano manimu savivaldybė prisimeta. Švietimo ministerija prisideda prie mokytojų atlyginimo, gydytojų atlyginimo, nes tai yra bendro visų labo gynybos. Nes dabar gaunasi taip, kaip šneka premjerė, kad iš principo gynyba yra krašto apsaugos ministerijos reikalas ir kariuomenės reikalas. Ir iš šios biudžeto finansuojam kitų institucijų ar sektorių veiklas skirtas gynybai, o ne jie prisimeta. Tai ar tai yra teisinga? Gynyba visų reikalas finansuojam iš vienos ministerijos. Ir šiuo atveju ne tai, kad jinai yra tarsi koordinuotai biudžeto, bet pats principas. Visi turi prisimesti prie gynybos reikmių, o ne kamas finansuoti ir kitų sektorių prisidėjimą. Neteisinga tai. Tikiuosi, aiškiau pateikiau pavyzdį. Jeigu išgryninti tada viską, tą, ką skiriam daugiau dabar karo, tai tada daugiau gaunas negu 5%, negu 5 milijardai tada. Jo, bet čia yra kitas momentas. Ministerijos kažkiek 200 ten paimam. Taip, bet tai žiūrėkit, čia kur yra dar kitas triukas. Mes plačiai prasme gynybai skiriam tikrai daugiau negu 5% BVP, jeigu skaičiuosim, bet čia yra dar momentas NATO visi matavimai. NATO dabar, aišku, leidžia truputėlį sutartą yra 3,5% grinam kariavimui ir 1,5% BVP, tai būtų sumoje bendroje 5, yra visa kita, tai infrastruktūra, taip patys mokytojai, bet dabar klausimas yra Lietuva, ir čia šitoje vietoje mūsų ekscelencija prezidentas labai aiškiai pabrėžia ir sutinku su jo, kad Lietuvos principinė pozicija buvo tarptautinėje arenoje, kad 5% grinai gynybai, karybai, o ne visiems kitiems priedams. Tie kiti priedai šalia. Dabar pati Lietuva spaudusi kitas valstybės, bandžiusi save pateikti kaip pavyzdį, realiai atsitraukia. Esant tai pačiai geopolitinei situacijai,
Aš nesuprantu vieno dalyko, nebent mūsų ekonomika eina į dugną ir tiesiog mato, kad nepareina pinigai ir turim daryti kažkokius stumdymus. Priešingų atveju aš nesuprantu, kas čia per žongliravimai su gynybos biudžetu, kai tasme tie skaičiai, kuo jie galėjo pasikeisti nuo to, kai buvo matomi balandį ir matomi spalį. Mūsų ekonomika suprastėjo, Rusija pašvelnėjo. Tasme tai spalio, turbūt balandžio mėnesį mes matėm, kokios bus plius minus mūsų ekonominės įplaukos šiais metais su ekonomikos bangavimas. Ir aš nepasakyčiau, kad buvo didelių perturbacijų. Vadinasi, įplaukas į valstybės biudžetą yra plius minus tai, kas buvo matoma balandį. Tai kodėl tu balandį duodi pažadą, kaip valdančioji dauguma, kad tu darysi tai, ką darysi, o paskui staiga spalį atsitrauk. Nu tai aišku, suprantu, yra politiniai niuansai, intrigos ir kompromisai, bet aš nematau išorinių veiksnių didelio pokyčio, kad jie būtų vertę perbražyti visą schematiką. Vat aš taip sakyčiau. Ir čia vat Raimundas gal labiau vėlgi sambuvis ir politikas stebintis ir dalyvaujantis, kurioje vietoje, vyriausybės kaita, čia yra tas pagrindinis pokytis, bet tai socdemai buvo tie patys, kaip sakoma, tai galva kalbanti kita. Kas čia vyko? A čia tikrai Kremliaus ranka lenda? Ne, sunku pasakyti, tai čia vėlgi priklauso daug dalykų. Pirma, iš tikrųjų daug kalbama apie prioritetą gynybai, bet nepamirštama globos valstybės, o globos valstybė brangiai kainuoja. Iš kur surasti pinigėlių, matyt, čia buvo žongliravimas eilutėmis, juk premjeras pasakė galų gale, kad būtų aiškiau, viena eilutė ir joje guli tie 4791 plus 700 milijonų. Ir kaip išspręsti tą problemą, kad yra karo gynybai, tikrąją to žodžio prasme, ir kas prie jos, ir kaip prie jos finansuoti. Tai aš manau, kad čia buvo ir atitikti visų pirma ir NATO formulę. Tuo atveju 3,5 plus 1,5. O žiūrėkite, aš dar man toks klausimas, tas biudžetas, jisai formuojamas dabar iš kitos pusės. Iš esmės, sakoma, reikia išleisti 5 milijardus ir tada ieškom, kur juos išleisti. O gal mes, pavyzdžiui, neturim kur jų išleisti kitais metais. Nežinau, tankų nepagamins niekas, ar dar kas nors tokio. Aš galiu tik tai pasakyti vieną dalyką, kad jeigu mes žiūrim, kaip Krašto apsaugos ministerijos biudžetas valdomas šiais metais, ar ne? Tai bent per pirmąjį pusmetį jis buvo įsisavintas tik 70%. Kitaip tariant, 30% nebuvo paliesta. Bet čia, aišku, daug gali būti ir pasiteisinti. Jo, bet šitoje vietoje reikia turbūt, čia yra momentai, kad tu gali turėti pinigus, bet tas, kuris tau duos produktą, dar negali tavęs paimti, nes neturi ką parduoti. Ir avansiniai mokėjimai ir visa kita. Turime taip pat, dabar žiūrėkit, aš pateiksiu jums pavyzdį ir pamastykime labai paprastai. Valstybės tarnyba yra valstybės tarnyba. Kai tik ginklų resursų agentūra nebeturi direktoriaus. Yra paskelbtas konkursas viešas, tai tik ministerijos tinklalapį ir socialinėse medijose. Atlyginimas nuo, man atrodo, 5-7 tūkstančiai ant popieriaus. Gal biškai daugiau. Nuskaičiavus nuo popieriaus gaunam, sakykime, jeigu viskas dosnis, žmogus gali gauti 5-6 tūkstančius į rankas. Sakysim, jo, atlyginimas nemažas. O dabar dėkime perspektyvą. Tai yra žmogus, kuris vadovaus apie 120 žmonių personalui ir bus atsakingas įsisavinti milijardus. Nes jis dėrėsis dėl tankų, dėl visų kitų dalykų, jo agentūra daro pirkimus. Ar tai yra adekvatus atlyginimas su tokia atsakomybė, kurių žmogus išdrįs, kurį žmogų tu civiliuosi iš verslo, pavyzdžiui, pasaulio, dirbti tokį darbą. Ir aš nesakau, kad neatsiras norinčių ir idėjiškai žmonių pasiruošusių, bet kai ir tuo pačiu ta pati gera vadinamoji, kiek aš žinau, nėra sukomplektuota iki galo, nes nėra personalo. Nes neina žmonės dirbti, čia yra valstybės tarnybos klausimai, o jie yra atsakingi už tuos skiriamus milijardus, jų išleidimą. Ir čia yra vienas atsakymas iš dalies, kodėl pinigai nesisavinti, kitas yra iš tiesų įsigijimo tarptautinė visa dinamika, kad tu gali turėti pinigus, bet nėra ką pirkti. Tiesiog gali būti, kad nėra ką pirkti, nes nėra pagaminti. Tokia irgi europinė realybė beje. Visi kaip puolė dabar pirkti, leisti pinigus, tie, kas gamina rankom trina, taip, bet patys sako, 2-3 metai laukite eilėje. Nes ir tada tik mokėkit, arba dabar tik avansinį mokėjimą, o didžiąją sumą išleisit po 3 metų, kai jau bus tikrai pagaminta ir sandėly. Ir tą beje reikia žmonėms Lietuvos aiškinti, nes atrodo, taip, pinigai duoti ir neišleisti, tai kas čia dabar yra? Ką jūs sau leidžiat ministerijai? Ir šiuo atveju ministerija nelabai pakankamai informatyviai pateikė medžiagą apie tai, kaip vyksta, pavyzdžiui,
ar jūs matėt kur nors kokią nors infografiką ar edukacinę medžiagą, kaip vyksta tiesiog įsigijimo procesas? O eiliniam piliečiui, ką reiškia, kad perkam tankus? Nu tai gerai, parodykit man, kaip atrodo tas biurokratinis įsigijimo procesas. Kas kam ten rašo, kokios ten etapai ir taip toliau. Nu pateik infografiką, kažką vizualą, puslapio dydžio, ane, kad eiliniam piliečiui būtų aišku, tasme ir laiko skalė, ir darbų kompleksiškumas ir taip toliau. Dabar kažkoksai black boxas, mistinis procesas, kur vaikšto milijonai, šimtai, o rezultato nėra ir sako, lauksit 4 metus. Kodėl tiek? Dėl to, kad ten tą metalą taip ilgai lydo, ar kiti perka. Nu, vat, yra tokio komunikacinio vakumo, kuris palieka erdvę spekulacijoms. Ir tokio vaizdo likti, kad būtų nesusitvarkoma iš kitų. Jo, taip. Raimundai, čia. Kalbant apie tuos įsigijimus ir, aš nebejoju, egzistuoja tie planai, bet reikalas dabartiniai situacijai tas, kad tuos planus praktiškai derėtų koreguoti vos ne kiekvieną dieną. Čia irgi yra problema. Tai jeigu jūs pažiūrėtumėte į biudžetą, kaip jis atrodo, tai jūs mato tik taip likus skaičius, bendras eilutes, bet kas po joms slypi. Kaip ir Deividas šnekėjo, tų klausimų iš tikrųjų yra daug. Kiek mes vokiečių brigadą, kitiems sąjungininkams, kaip kariuomenė, rezervai, taip toliau, dronai, visos sistemos ir posistemės. Tai aš nebejoju, kad kai biudžetas dabar pateko į Seimą, tai net saugumo komitete tie klausimai kils, kiek jie yra vieši, čia jau kitas klausimas, bet man atrodo galima surasti tam tikrus viešumo elementus, parodant bent kryptis, kuriomis tie pinigai judės ir kaip mato iš tikrųjų tą gynybos ateitį krašto apsaugos ministerija. O tai jeigu tie pinigai neįsisavinami, tai 30%, tarkim, tai kur jie grįžta atgal į biudžetą, ar kaip yra, ar atsitęs kitus metus? Jeigu jūs prisimenat visai neseną istoriją, šiomis, taip sakant, šiais mėnesiais įvykusią dėl savivaldos biudžetų likimo, ar ne, kai yra dėl tam tikrų įvairių priežasčių, bet iš tikrųjų metų pabaigoje atsiranda biudžetinės, nepanaudotos lėšos, tai kilo klausimas, ar gražinti, ar negražinti, ir buvo, vos dėl šito, taip sakant, mūšio vos finansų naujasis ministras neteko postą. Tai koks kompromisas buvo pasiektas, sunku pasakyti, aš taip supratau, kad siekiama kompromiso, bet iki galo jo formulė nėra aiški, tai tas liečia visas ministerijas. Iš tikrųjų, likučiai. Čia, sakykim taip, čia tikrai ne mano sritis, čia yra jau finansinis. Aš turbūt sakyčiau taip, šiuo atveju vadinasi gal ir nėra, yra manau, kad procedūros, bet kartu yra turbūt kūrybiškumas kiekvieną kartą pagal situaciją, tai kas vėlgi įneša tam tikro neaiškumo, bet man atrodo, kas jau tikrai dirba su krašto apsaugos sistema tiek iš ministerijos, tiek iš finansų ministerijos, kurie gal kuruoja šitą sritį, jie jau yra įpratę su, sakykime, tam tikrų biudžeto nesisavinimu, ypatingai, jeigu tai yra susiję su kokiu nors pirkinių avansiniais mokėjimais, arba, tai tikrai nėra kažkas, procedūrinė prasme nėra nieko naujo, yra kas naujo, tai yra tiesiog sumų dydžiai. Bet kad specifika yra, nes tu tikrai gavai pinigų šiais metais, bet išleisi kitais metais, nes tiesiog taip vaikšto vėlgi ginklų pramonės industrijos dalykai, tai manau, kad tas žinojimas yra. Čia labiau klausimas, kai kuriais atvejais politinis, ar leisti funkcionuoti toms nusistovėjusiams procedūrams ir įpročiams ir taisyklėms, kurios valstybės tarnautojai yra atidirbę ir taiko metai iš metų. O tai žiūrėk, dar tada vis tiek čia tas kitas nuskambėjęs klausimas, tai yra karo pramonės perkelimas į kitą ministeriją. Čia normalu, ar čia grinai yra tas toks jau ambicinis dalykas, ar čia nėra visiškai svarbu? Aš tai po teisybei skaičiau įstatymą, bet ne to gal aspektu prieš kelias savaitės neužfiksavau, bet man atrodo, kad taip greitai permesti į finansų ministeriją konkrečiai nelabai gali, nes man atrodo, ar ne pagal įstatymą yra padlikta kamo ir ekonomikos inovacijų ministerijoms, tai Finminui priskirti turi koreguoti įstatyminę bazę, bet galiu klysti. Tai kas man... Čia šitą vietą aš jau pasiduodu, bet žiūrėjau šią savaitę žiniasklaidos priemonės, ką šneka verslo atstovai ir ne tik jau suinteresuotų verslų atstovai, bet bendrai pramonininkų konfederacijos verslo asociacijų vadovai,
kad, kaip ir žingsnis logiškas ir kad per šios metus visgi didelesnio judesio iš Krašto apsaugos ministerijos, kas liečia inovacijas, testavimus ir taip toliau būtų mažai ir kad reiktų čia greitesnio tempo ir gal ypatingai ekonomikos inovacijų ministerija galėtų būti ta leading, vedančioji, tai verslas atrodo labiau reagavo, kad pagaliau teisingas žingsnis ir logiškas žingsnis. Ministerijos žmonės Kamo sako, kad kažkaip nesąmoninga, nes finale taigi Kamas bus užsakovas, kariuomenė užsakovas ir testuotojas, tai kokia tada jų rolė lieka, kaip, pavyzdžiui, dabar, jeigu ateina su prototipiniu dronu kariuomenė, tai kaip dabar prisibels, kaip vyks, čia aišku gal procedūros, bet aš labiau gal pasitikiu pačią verslo bendruomenę, tai verslo bendruomenė sako, kad atrodo geresnis sprendimas dabar pasiūlytas, negu egzistavo dar savaitės pradžioje. Tai truputėlį jau gal ir ne mano sritis suprasti iki galo. Tai karo pramonė yra finansuojama tik tai pirkimų prasme, ne? Ar investuojama dar kažkaip? Ir investuojama į prototipus, į testavimus, o čia yra tasme, kad ar duodi, ką žinau, 1 milijoną eurų, sakai, kurkit drono prototipą ir paskui testuojam, žiūrim ir gali būti, kad pasiteisins, o kad bus nuostolis, nes nepavyksta inovacija, bet taip inovacijos veikia, tasme, išleidai 10 milijonų, grąža grįžta tik per 1 milijoną trumpuoju laikotarpiu, bet ilgainiui gal ir susigrąžini kitus, nes pradedi gaminti masiškai. Tai čia yra rizikų prisėmimas, tik klausimas jau vėlgi iš kino biudžeto ir kas geriau tokį procesą eksperimentavimo industrinio inovacijų geriau valdytų. Kamas ar ekonomikos inovacijų ministerija? Bet aš čia galvoju, kad tas sprendimas versija buvo pasakyta, atimu tą failą, bet tu jo negali atimtis, įtvirtintas įstatymu, čia iš tikrųjų yra bendro koordinavimo. Horizontalus klausimas, visą laiką tokie klausimai reikalauja koordinavimo. Gynybos Krašto apsaugos ministerija, kiek liudija patirtis paskutinių metų, buvo gan vangi santykė su mūsų karo pramonė. Kitaip tariant, nebuvo proaktyvios įsigijimų politikos, o įsigijimai reiškia, atsakymai paprastą klausimą, ko aš noriu iš tos karo pramonė. Tai viena. Tai antra, karo pramonė nereikia suprasti, kad jinai, kokia net nebūtų dydžio prasme, bet jinai funkcionuoja ne tik įsteigus ir dirbantį Lietuvoje, bet savo produktais prekiauja ne tik Lietuvoje. Mes žinome, kad, pavyzdžiui, mūsų antidroninės sistemos nukeliauja po visą pasaulį. Tai šią prasme inovacijų ministerija, kaip apskritai verslo kuruotoja, iš tikrųjų atrodo logiška, bet aš manau, kad čia daugiau koordinavimo ir biurokratinės sąrangos klausimas. Yra ir prie ekonomikos ministerijos ir prie Krašto apsaugos yra agentūros, ginklų įsigijimo agentūra, nuo Investuok Lietuvoje. Tai čia agentūrų bendradarbiavimo reikalas, Kamas aktyviai veikia, sakydamas, štai mus domina tokie ir tokie produktai, o toliau sukasi pagal verslo logiką ir tiek. Tai aš čia nematau čia didelės problemos, tik tai retorika padarė jie tokia tarsi, žinai, perskirstimo problema. Tai gerai, tai dabar apibendrinant vis dėlto, tai čia visas šitas skandalas, kuris buvęs čia, privedė prie ko nors gero, kas nors į gerą pusę. Deividas liktai sakė, kad vis dėlto grįžta prie to pagrindinio paskirstimo. Tai aš sakyčiau, kad problema yra du dalykai. Pati pradinė intencija visgi skirti mažesnį gynybos biudžetą finansų ministerijos perspektyvoje. Aš suprantu, kad finansų ministerija yra prievaizdas, kuris prižiūri finansinį raštingumą ir išlaidavimą, ne? Bet pradinis planas buvo tikrai mažesnis negu politiškai sutarta. Tai kaip suprasti, kaip valstybės tarnautojai finansų ministerijoje galėjo sau leisti siūlyti mažesnį biudžetą, negu jų politiniai vadovai sutarė konsensuso prasme? Jeigu nėra ekonomikos mažėjimo indikacijų ir pajamų įplaukimo, tasme, kas atsitiko čia, tai čia yra man didesnis klausimas. O tada tas visas skandalas, kas kam sakė, kada pasakė ir vis tiek tai pakenkė. Dabar žiūrėkit, kokia yra optika. Ir galim sakyti, ir įtariu, jūs abu matėte kokią nors vakarų žiniasklaidos jau antrašės apie mus. Apie pramonės failo nuėmimą jau rašė, apie Šakalienės įtampą su premjere vakarų spauda rašė. Tai dabar žiūrėkit, Lietuva tikrai turės, nesvarbu kaip bepjaustytume, rekordinį gynybos biudžetą per visą istoriją nepriklausomybės
ir mes realiai jo turėjimo kontekste išvakarėse nuimam gynybos ministrę, kuri, reikia pabrėžti, mušėsi ir viešai ginčiasi už tai, kad būtų didesnis biudžetas, o ne mažesnis. Tai vadinasi, mes turime, kaip optika atrodo, mes nuimam žmogų, kuris kovojo dėl didesnio biudžeto, dėl duotų pažadų pildymo ir ją nuima su skandalu. Tai nėra gera optika. Ir dabar mūsų Lietuvos žmonės irgi bus pasimetę. Tai kas daro su to biudžetu? Kur tos pinigus dėsim? Kaip leisim? Ir iš viso, ar jūs ten susitarė? Ar jūs turit kažkokį kompromisą? Tada, kada reikia būti labiausiai susitelkus, pradėjo aižyti. Ir dar blogiausia, įvėlėm, tebūnė, ačiū Dievui, trumpam, kariuomeniai visą šitą nesąmonę. Pradėjom kompromituoti karius. Tasme, apkaltinti kariuomenės vado politikavimu. Tasme, kariuomenės vadas yra vienintelis karininkas, kuris gavęs mūsų mandatą būti šiek tiek politikoje, nes jo pareigos to reikalauja. Tai jeigu dabar, pavyzdžiui, sakykime, mes žinom, kad bus skirta truputėlį mažiau lėšų gynybai. Sakykime, ne 5-5, bet 5-3-8. Aš nuoširdžiai kaip pilietis klausiu kariuomenės vado. Tai generolė, bus ten 50-100 milijonų eurų mažiau. Ką jūs rekomenduosite kaip karinio patarimo davėjas, kurios projektus stabdyti, lėtinti, ane? Tai dabar jis pasakys, pirksim mažiau oro gynybos gal, o gal mažiau kareivinių statysim. Tai dabar mes jį apkaltinsim politikavimu, jeigu jis pasakys, kad, aš gaunu mažiau pinigų, darbų buvo suplanuota daugiau, aš jums sakau, kurioje vietoje bus truputėlį traukiamas rankinis stabdis. Jo darbas yra mums pasakyti, kaip tada planuos toliau kariuomenė funkcionavimą. Nesikaltinam politikavimu, ne? Tai dabar kažkaip jau, ačiū Dievui, kariuomenė šią savaitę išimta iš eterio ir nėra antraštėse, nes čia būtų dar blogiau. Politikai tegu ginčiasi, nieko naujo skandalai ir įtampos, bet kariuomenę mes turim nuimti iš politinio visų tų įtampų. Jų darbas yra treniruotis, ruoštis kautis, bet neužmirškim, kad kariuomenės vadas turi teisę ir pareigą kiekvienam piliečiui per pasirinktą formą, šiuo atveju pranešimo spaudai, pasakyti visgi, kaip kariuomenė judės toliau su tam tikrų mažesniu biudžetu, negu buvo planuota. Jis didelis, bet ne toks, koks buvo numatytas metų pradžių projekcijos. Tai mano toks būtų apibendrinimas. Raimundai, o kaip paties apibendrinimas būtų ir čia gal nekompetencija apskritai yra valstybinė ar vyriausybinė, nežinau. Manau, daug kas čia yra. Čia daug kas yra, bet tame tarpe ir šitas veiksnys, kurį Jonai mini. Bet tai rodo tam tikrų momentų nesuvokimo, jų svarbos nesuvokimo. Tai klausimas dar, ar čia politikai įvėlė visi čia po truputį kariuomenės vadą į tą politiką, ar čia buvusi ministrė, jau dabar buvusi ministrė pasistengė, taip sakant. Tai su kariuomenė čia atskiri klausimai, bet turbūt vienas įdomiausių momentų iš tikrųjų yra tą, ką minėjo Deividas, tai yra, kaip kito tie procentai, kodėl buvo svyravimai, kokios priežastys ir taip toliau, nes paskutinė informacija, kuri mus pasiekė prieš svarstant vyriausybėje, tai buvo praeitas ketvirtadienis biudžetą, tai buvo vieno politiko pastaba, kad mes koalicijoje susitarėm dėl 5% ir taškas. Tai reiškia, iki tos dienos panašiai nebuvo 5%. Tai kad po tos dienos atsirado daugiau, tai jau kyla klausimų vėl kitiems, o kodėl daugiau negu kas buvo susitarta. Kitaip tariant, koalicija veikia prastai. Jeigu susitarėma, tai darykit tą iki galo, jeigu nesusitarėma, tai tą užglūdinkit, nes tos reputacinės valstybei problemos kyla diena po dienos, pradedant, taip sakant, Palucko istoriją, baigiant biudžeto istoriją, aš jau nekalbu apie apskritai antisemitinę koaliciją, prisiminkim Cikhanovskojos, taip sakant, apsaugos lygio klausimą, kuris irgi atneša nemažą žalą šalies reputacijai. Kitaip tariant, mūsų politika išskydo ir to strateginio mąstymo nebeliko. Kaip iš tos situacijos teks
kapanotis, na pažiūrėsim, bet kol kas galim sakyti, kad valstybė yra krizėje po krizės ir vyriausybės, taip sakant, dėka. Kągi, tikėkime, kad vyriausybė kaip čia išmoks per laiką dirbti, kad ekonominė krizė mūsų kitais metais neužklups. Ir, na kągi, žiūrėkite mus kiekvieną ketvirtadienį ir iki kitų susitikimų. Dėkuoju. Free audio post-production by alphonic.com. Liberalūs pokalbiai.